Tona Ultrasan dūmtraukių sistemose naudojami ultralengvi ir ultraploni keramikiniai vamzdžiai, kurių sienelių storis tik 4 mm. Ši dūmtraukių sistema montuojama jau pastačius pastatą. Sistemą galima sėkmingai eksploatuoti su bet kuria deginamo kuro rūšimi. Dūmtraukiui absoliučiai nekenkia joks agresyvus besikaupiantis kondensatas ar aukšta temperatūra. Patikrinus dūmtraukio sistemos komplektaciją, kamino viršuje pritvirtiname specialią gervę. Tinkamai paruošti hermetiką padės kartu komplektuojama montavimo instrukcija. Hermetiko tepimui naudokite plastikinį maišelį švirkštą. Iš pradžių priverškite išplečiamąjį manžetą prie kondensato surinkimo vamzdžio apatinės dalies ir atlenkite į viršų lanksčiąsias dalis. Būtinai patikrinkite horizontalumą paviršiui. Kondensato surinkimo vamzdžio movos montažinį paviršių tirštai patepkite hermetiku ir įstatykite vamzdį su valymo kiauryme. Išorinėje vamzdžių sujungimo pusėje esančią siūlę užtepkite hermetiku. Hermetiko perteklių kruopščiai nuvalykite kempine. Stipriai suveržkite vamzdžius tvirtinimo spaustuvo pagalba. Visuomet stebėkite, kad tvirtinimo mazgas būtų vamzdžio kiaurymėje ir jis visuomet būtų matomas. Horizontaliai atlenkite išsikišusias lankščiasias manžeto atramas. Pritvirtinkite gervės lyną prie manžeto tvirtinimo auselės ir atsargiai nuleiskite konstrukciją į dūmtraukio angą. Įleiskite konstrukciją taip, kad vamzdžio viršus liktų styroti 20 cm virš kamino. Vidinės movos paviršių storai užtepkite hermetiku. Uždėkite kitą dūmtraukio dalį ir pritvirtinkite kitą centruojantį išplečiamąjį manžetą. Horizontaliai atlenkite atramas ir atsargiai leiskite konstrukciją gervę į dūmtraukio angą. Po kiekvieno eilinio vamzdžio įleidimo išvalykite vidų siūlių išlygintojų. Montuokite dūmtraukį iki paskutinis vamzdis išsikiš maždaug 10 cm virš gervės rėmelio. Paskutinį vamzdį būtina sutrumpinti iš movos pusės taip, kad viršutinė vamzdžio dalis išsikištų virš išlyginamosios plokštės 18 cm. Pabaigus montavimą, atjunkite lyną nuo tvirtinimo auselės ir jį susukite. Nuimkite gervę. Montuojant dūmtraukio viršų naudojant betoninę dengiamąją plokštę, centre reikėtų pritvirtinti izoliuojančią metalinę dalį su kiauryme. Uždėkite betoninę dengiamąją plokštę ant cemento skiedinio ir būtinai patikrinkite jos horizontalumą gulščiuku. Pabaigai sumontuokite konusinę dūmtraukio dalį. Trišakio kiaurymę galima išgręžti ir pačiam. Įsimatavus kiaurymės vietą iš anksto išpjauname kiaurymę. Pridėkite prie vamzdžio trišakio atšaką skirtą pajungimui ir apveskite išorinį valymo durelių kontūrą. Kiaurymė turi būti 2 cm mažesnė nei apvestasis kontūras. Išpjaukite kiaurymę diskinio kampinio šlifuoklio pagalba. Trišakių montavimas. Užtepkite storą sluoksnį hermetiko ir sumontuokite trišakio atšaką centre. Prispauskite valymui skirto trišakio atšaką pagalbinio montavimo įrankio pagalba. Analogiškai sumontuokite pajungimui skirto trišakio atšaką. Hermetiko likučius kruopščiai nuvalykite kempine.